Aš nežinojau, kad kažkas iš tikrųjų buvo pašautas. Tada pasakyk man, kas atsitiko. Gerai? Ir nebelori daugiau melo. Ši moteris Olivia Clendenin turėjo vyrą ir vaikiną ir nei vienas apie kitą nežinojo, kol jie nesusitiko toje pačioje vakarėlyje. Ir Danai, aš labai džiaugiuosi, kad jam viskas gerai po sunkaus laikotarpio. Jam teko daug iškentėti. Clendenis paėmė ginklą, iššovė 8 kartus. Kas nutiko toliau? Mes jūs nuvesime į apklausos kambarį ir jūs nepatikėsite, ką ji pasakė. Mes nagrinėjame šią bylą kartu su Law and Crime. Aš, Chrisas Stewartas. Na, sveiki draugai, greitai noriu jums papasakoti apie šią programėlę. Ji vadinasi Upside. Ji suteikia jums pinigų grąžą už kasdienius pirkinius, tokius kaip kuras, maisto prekės ar išsinešimui skirtas maistas. Taigi štai ką reikia daryti. Labai paprasta. Parsisiųskite Upside. Ji nemokama. Pasirinkite pasiūlymą vienoje iš daugiau nei 100 000 jų vietų, tada atsiskaitote kaip įprastai savo kortele, patvirtinate pirkimą ir gaunate pinigų grąžą. Aš pats naudojausi ją, kai pyliau kurą ar kai vieną vakarą užsisakiau maisto išsinešimui, tiesiog ieškodamas pasiūlymų Upside. Po to, kai išleidžiu pinigus, jie atsiranda mano programėlėje, tada tiesiog pervedu juos tiesiai į savo banką. Viskas. Dažni Upside naudotojai vidutiniškai per metus susigrąžina $254. Norėdami pradėti susigrąžinti pinigus, spauskite nuorodą aprašyme arba nuskenuokite QR kodą ir naudokite reklamos kodą OTC, kad gautumėte papildomą 25 centų premiją už kiekvieną galoną per pirmąjį bako pildymą. Olivia Clendenin buvo šokių instruktorė, turėjusi vyrą ir vaikiną. Taip, vyrą ir vaikiną. Problema buvo ta, kad ne vienas iš jų apie kitą nežinojo. Tai buvo iki 2025 metų naujųjų metų, kai jie abu pasirodė tame pačiame vakarėlyje. Ir pasak prokurorų, būtent tada jie suprato, kad abu susitikinėja su ta pačia moterimi. Žinia pasiekė Olivia Clendenin ir tiesą sakant, ji visiškai prarado sveiką protą. Tiesioginė prasme, ji nuvažiavo į vakarėlį, pasiėmė ginklą ir pradėjo šaudyti tame vakarėlyje. Ji iššovė 8 kartus ir pataikė į vyrą, kuris neturėjo nieko bendro su visa šia istorija. To vyro vardas buvo Danielis Johnsonas ir jis tiesiog sėdėjo verandoje, rūpinosi savo reikalais. Dabar galite matyti teismo įrašą su juo, kurį pateikė WLWT iš Cincinnatio, kuris pasakojo apie šią siaubingą patirtį ir žalą, kurią jam padarė Clendenin. Bet grįžkime prie Clendenin. Po šaudimo policija ją apklausė ir štai akimirka, kai jis sužinojo, kad kažkas iš tikrųjų buvo sužeistas. Aš nežinojau, kad kažkas iš tikrųjų buvo pašautas. Tai kaip meilės trikampis virto šaudimu iš pravažiuojančio automobilio, dėl kurio ši moteris ilgam iškeliauja už groto. Štai ką turite žinoti. Taigi pasiruoškite. Olivia Clendenin buvo ištekėjusi už vyro vardu Zachas Hovardas. Tačiau pasak prokurorų, ji taip pat turėjo santykius su kitu vyru, savo buvusiu vaikinu vardu Coris. Kaip jau minėjau anksčiau, nei vienas iš vyrų nežinojo apie kitą. Tai paini situacija. Visa tai pasikeitė 2025 naujųjų metų išvakarėse. Pasak Vorėno apygardos prokuratūros, abu vyrai atsidūrė tame pačiame vakarėlyje, Durot gatvėje, Clear Creek apylinkėje. Ir kažkuriuo metu tą vakarą jie suprato, kad abu susitikinėja su ta pačia moterimi. Clendenin sužinojo, kad jie kartu. Ir pasak jos pačios žodžių apklausoje ji buvo įsiutusi. Ji bandė paskambinti savo vyrui, bet jis neatsiliepė. Taigi jis sėdo į savo mamos džip ir nuvažiavo tiesiai į vakarėlį. Ji nevažiavo viena, jos Anita. Taigi jos vyro mama buvo automobilyje kartu su ja. Kai jie atvyko į namą, ji nuėjo vidun. Ir pasak to, ką ji vėliau pasakojo policijai, tada viskas įkaito. Pasak Clendenin, Coris bandė su ja pasimylėti. Jie atsisakė. Jis sakė, kad kilo muštynės. Ir tada jis sakė, kad būtent Coris, jos buvęs vaikinas, padavė jai ginklą, 40 kalibro pistoletą. Dabar jis sakė, kad jis liepė jai pasimti ginklą tik tam, kad juos išgąsdintų. Jis sėdo į džipo galą ir išvažiuodama iš kiemo paleido 8 šūvius į namo pusę. Viena iš tų kulkų pataikė į Danielių Johnsoną. Jam buvo tik 29 metai. Jis buvo pakviestas į vakarėlį ir tiesiog sėdėjo verandoje. Jis niekam netrukdė, kai kulka perverė jo pilvą. Clendenin ji nuvažiavo, bet toli nenuvažiavo. Pagal avarijos ataskaitą jis sudaužė savo mamos džipą ant švaraus kelio. Tada kaimynas iškvietė policiją. Kai pareigūnai atvyko, jie rado Clendenin sužeistą. Jos automobilis buvo apgadintas, o už transporto priemonės gulėjo 40 kalibro pistoletas su dėtuve ir vienu šoviniu.
Ligoninėje jai buvo suteikta pagalba dėl nedidelių sužalojimų ir taip pat paimtas kraujo mėginys. Ji policijai pasakė, kad išgėrė 3 taureles viskio, tačiau štai, ko ji dar nežinojo. Kažkam pataikė jos šūviai. Danielis Johnsonas buvo skubiai nugabentas į ligoninę. Jis buvo prijungtas prie gyvybės palaikymo aparatūros, jam buvo atlikta operacija. Turiu omenyje, šiam vyrui pasisekė, kad liko gyvas. Kurį laiką niekas nežinojo, ar jis išgyvens. Kalbant apie Clendenin, ją apklausinėjo. Ji pradėjo sakydama, kad neturi jokio supratimo, kodėl ji čia yra. Jis sakė, kad pateko į avariją. Jis sakė, kad daugiau nieko nežino. Tačiau detektyvas tuo nepatikėjo. Dabar policija turėjo kūno kameros įrašą iš tos nakties, o mes gavome vėliau vykusio apklausos įrašą. Tai yra naujai paviešintas vaizdo įrašas. Šiuo metu jūs turite teisę tylėti. Gerai? Viskas, ką pasakysite, gali būti panaudota prieš jūs teisme. Gerai? Jūs turite teisę pasikalbėti su advokatu, turėti jį šalia savęs apklausos metu. Jeigu negalite sau leisti pasisamdyti advokato, jums bus paskirtas advokatas, kuris jūs atstovaus prieš bet kokius klausimus ar apklausas, jei to pageidausite. Jūs galite bet kuriuo metu nuspręsti pasinaudoti šiomis teisėmis ir nesakyti į jokius klausimus ar neduoti jokių pareiškimų. Ar supratote savo teisės? Prašau, apskirtinkite tai. Parašykite savo inicialus, pasirašykite ir nurodykite datą. Pirmiausia, leiskite paklausti, ar žinote, kodėl esate čia? Jūs nė nenutuokite. Na, turėjau avariją, jie atliko kraujo tyrimus ir ligoninėje man nustatė OB. Gerai. Bet daugiau nieko nežinote. Ne. Gerai. Tik ne vien apie pačią avariją. Jis sako, kad buvo viena automobilyje, kai įvyko avarija. Jis sako, kad pati sudaužė automobilį. Kaimynas išėjo į lauką, atvyko policininkas ir viskas tuo pasibaigė. Tačiau detektyvas žino, kad ši istorija turi daugiau detalių. Zakas Hovardas – tai mano vyras. O Koris yra mano buvęs vaikinas. Jo draugai. Jo draugas. Jo vardas yra Zakas Braunas. Ir Zakas Koksas. Tai tie vaikinai, dėl kurių mes kovojame. Kodėl jūs dėl to kovojate? Nes jie manęs nemėgsta ir nenori, kad aš su juo bendraučiau. Nes mes turime problemų. Mes dažnai pykstamės. Mes dažnai nesutarėme, aš ir Koris. Todėl jie darys viską, kad mus išskirtų. Taigi jie jam paskambino ir pasakė, kad savaitgalį eisiu vakarieniauti su savo vyru. Jis sako, kad apie vidurnaktį nuėjo pas savo Anitą ir liko iki 5 ar 6 ryto, o jie tiesiog kalbėjosi. Aš tiesiog kalbėjausi su ją, bandžiau jai paaiškinti, tarsi aš neturiu nieko, tarsi aš nežinau į ką dar kreiptis. Mano draugės manęs nekenčia dėl vyro, kurį pasirinkau. Ir aš sakau, vyras, kurį pasirinkau, mes nesutarėme, taigi aš neturiu nieko, todėl nuėjau pas ją pasikalbėti. Ir ji buvo šalia manęs, mane paguodė. Tada ji papasakoja policijai apie tai, kaip važiavo pro vakarėlį. Aplink stokos ratą. Taigi 123. Nežinojau, kad mano vyras leidė laiką su mano buvusiu vaikinu. Kur? Mano buvusio vaikino namuose Springboro mieste. Prie 123 ir White Nurse 741. Ir aš ką tik išėjau iš savo Anytos namų. Kur gyvena Koris? Springboro mieste. Ar tai tas namas, apie kurį kalbė? Taip, gerai. Gerai, taigi čia yra jo namas. Jis turi namą štai čia prie šio kelio. Ir yra kelias, kuris eina štai taip. Gerai. Ir aš tiesiog norėjau pravažiuoti kalvos viršumi, kad pažiūrėčiau, ar mano vyras vis dar ten, prieš grįždama namo. Nemačiau jo automobilio. Važiavau toliau. Ir bandžiau jam paskambinti, jis neatsiliepė. Vis kartojau jam, prašau paskambinti man, prašau pasikalbėk su manimi. Jis nenorėjo su manimi kalbėtis ir aš buvau tiesiog įsiutusi, norėjau kuo greičiau grįžti namo ir tada atsitrenkiau į tą atitvarą. Dėl ko tu taip įniršai? Jis nenori su manimi kalbėtis, mano vyras. Ar paskambinai jam, kai patekai į avariją? Taip, skambinau, nes prieš tai bandžiau jam skambinti kelis kartus, jis neatsiliepė, bet paskui atsiliepė. Ir aš sakau, aš ką tik sudaužiau savo automobilį dėl tavęs. Kur tu esi? Bet tu juk žinojai, kuris yra. Tu matėjai jo automobilį, tiesa? Taip. Ne, jo automobilio ten nebuvo. Aš tiesiog pravažiavau pro šalį, kad pažiūrėčiau, ar jis vis dar ten, ar jis su juo, nesvarbu. Ir jo nebuvo. Aš pagalvojau, na ir kas. Ir vis bandžiau jam paskambinti, sužinoti, kur jis yra, pažiūrėti, ką jis atsakys. Paprastas automobilis, mano mamos automobilis. Tada vėl jam paskambinau. Jis pagaliau atsiliepė ir aš klausiu, kur tu esi. Kur sakai jis buvo? Jis man atsakė ir aš sakau, Zachai, mane ką tik sulaikė. Aš galėjau būti sužeista. Jam nerūpėjo. Aš pagalvoju, na ir gerai, pamiršk jį.
Taigi, tu buvai įsiutusi, tu labai ant jo supykai. Taip. Taip, nes mano buvęs vaikinas ir mano vyras, kurie yra atskiri žmonės, kartu leidžia laiką, tyčiojasi iš manęs, nors jie vienas kito nekenčia. Tai nebuvo teisinga mano atžvilgiu ir aš bandžiau jiems abiem tai pasakyti. Palikite mane ramybėje ir ne vienas to nepadarė. Važiavau pro Korio namus ir jo automobilio nebuvo kieme, tad galvoju, kuris yra. Tada aš tikrai pradėjau pykti. O Dieve, man tikrai reikia grįžti namo. Esu tokia supykusi dabar, nes ketinau pradėti skambinti savo vyrui iš mamos namų. Taigi bandžiau grįžti namo. Galvoju, paskambinsiu iš mamos telefono. Žinau, kad jis atsilieps į tą skambutį. Detektyvas klausosi. Jis buvo kantrus, bet dabar užduoda jai klausimą, kuris viską apverčia aukštyn kojomis. Ar kada nors esi šovusi iš ginklo? Ginklų parodose esu šovusi iš ginklo, bet ne šiaip savo ar dėl pramogos. Ar turi ginklą? Ar tau priklauso ginklas? Ne, neturiu. Nebūtų jokios priežasties, kad kažkas būtų tavo automobilyje. Ne, neturiu ginklos tavo automobilyje. Aro. Aš niekada neturėjau ginklo nė vienoje savo transporto priemonėje. Niekada. Gerai, žiūrėk, aš nesistengiu. Aš netikiu to, ką man sakai. Visa ši istorija. Ką turiu omenyje? Šįvakar kažkas buvo nušautas. Tai Začias ar Koris? Ne, ne Začias ir ne Koris. Ir prie tavo automobilio avarijos vietoje buvo rastas ginklas su vietulė ir šoviniu. Arba tu man meluoji, arba žinai, kad su tavimi buvo kažkas, kas padarė kažką kvailo. Ir tu būsi lygiai taip pat kaltas, jei tai tiesa, jeigu nepasakysi mums, kas iš tikrųjų įvyko tą naktį. Aš žinau, kad tu man meluoji ir žinau, kad tu žinai, kas įvyko. Visos detalės susideda į vieną visumą. Tiesa? Teisingai. Žinai, kažkas buvo nušautas, o tu to nesupratai. Aš nežinau, kad kažkas iš tikrųjų buvo nušautas. Tada pasakyk man, kas nutiko. Gerai. Ir aš nebenoriu daugiau jokių melų. Aš buvau su savo Anyta. Gerai. Ir mes leidome laiką kartu, buvome nusiminusios, kaip sakiau. Mano vyras. Tu buvai išprievartauta. Iš tikrųjų, aš gėriau. Taip, aš gėriau vis. Jinai gėrė kažkokias apelsinų sultis ar kažką panašaus. Ir kai bandžiau nueiti į Korio namus, pasiimti Zacharijaus, Mano vyrą. aš susipykau. Labai stipriai susipykau. Ir su kuo? Su Koriu. Gerai. Matai, dabar jau pradedi kalbėti teisingai. Taip, teisingai. Sakyk, gerai, mes laikysimės tiesos. Tiesa? Teisingai. Taip, laikysimės. Taip, laikysimės. Nes nebus gerai, jei man nesakysi tiesos. Gerai, ne. Aš pasiruošęs. Aš jums pasakysiu tiesą. Buvau šiek tiek apsvaigusi, bet žinau, kas įvyko, ponė. Gerai, kas nutiko? Taigi, aš ir Koris stipriai susipykome. Jis bandė su manimi turėti lytinių santykių savo namuose, kai aš nuėjau ten pasiimti savo vyro. O, tai vis dėlto tu ten sustoji. Taip, tai buvo anksčiau taip. Ir jis bandė mane liesti, o aš sakau, ne, sustok. Tarsi atitrauk ranką. Džeinė, tu buvai ten ir linksminaisi su jo vyru. Aš visiškai nelikau ten ir nesilinksminau. Aš nuėjau ten specialiai tam, kad išvežčiau savo vyrą iš namų. Nežinau, kad ten viskas buvo susijęs su narkotikais. Ir aš galvojau, ne, laikykis nuo to tokiau. Ir tada vyrai pradėjo elgtis šiek tiek triukšmingai. Ir Koris man davė tą ginklą. Tas ginklas buvo Korio. High Fluoro. Ken. Kad šiek tiek išgąsdinčiau Sarą. Gerai. O kas nutiko toliau? Na, kai pradėjau išeiti, jie pradėjo kalbėti nesąmonės. Bėgo paskui mano mamos automobilį, mane išgąsdino. Šoviau. Tu šovei. Teisingai. Ką tu nušovei? Šoviau tiesiog į namą, aš nežinau, kad kas nors buvo sužeistas. Kiek kartų tu šovei? 2 kartus. Šauta 2 kartus. Taip, nes aš iš tikrųjų nešaudau iš ginklų, tai ne mano dalykas. Aš nežinau, ką darau ir aš visiškai nesitaikiau į jokį žmogų. Kori man davė ginklą prieš sakydamas, štai, tiesiog paimk šitą. Aš jo negąsdinu. Tu turi ginklą. Tu nuspaudei gaiduką. Ar aš teisus? Teisingai. Kad ką nors išgąsdintų. Taip, teisingai. Ir galiausiai tu pašovei žmogų. Tai siaubinga, prisiekia, aš to nežinojau. Aš nežinojau, kad kas nors buvo pašautas. Bet juk žinai, tu šovei link namo. Taip.
Link garažo zonos. Jo namas išdėstytas taip. Priekinė veranda, šūviai tiesiai į garažo zoną. Aš nežinojau, kad kas nors buvo sužeistas. Aš to nežinojau. Ir tada detektyvas jai pasakė, kam ji pataikė. Danielius buvo pašautas. Danielis. Ir taip, jis dabar prijungtas prie gyvybės palaikymo aparatų, nes tu jį nušovai. Negaliu patikėti, kad kažkas iš tikrųjų buvo nušautas ir dabar prijungtas prie gyvybės palaikymo aparatų dėl mano veiksmų. Aš nuoširdžiai negaliu to patikėti. Ar jie sakė, kokios Danieliaus išgyvenimo galimybės ar panašiai? Aš to dar nežinau. Ar tu žinojai Danielių? Ne, nelabai. Taigi jis nervinasi ir niekada tau nieko blogo nepadarė. Tiesiog jis buvo mano draugas ir žinojom kai ką. Todėl jis ir buvo pašautas. Tu esi supykęs. Ne, tas žmogus, o Danielius už tai kenčia, nes aš esu taip. Primink, kaip gavai ginklą. Koras. Tai buvo Koro ginklas. Gerai, iš kur tu jį gavai? Jis man jį padavė iš savo viršutinio stalčiaus miegamajame. Kai tik įeini, ten yra komoda. Ginklas buvo viršutinėme vidurinėme stalčiuje. Yra 3 viršutiniai stalčiai ir jis buvo vidurinėme. Ar buvai miegamajame, kai jis tau ją padavė? Teisingai. Ką jis tau pasakė? Jis pasakė, štai, imk tai, tiesiog atstumk jį žvilgsniu. Būtent taip jis ir pasakė, imk tai, tiesiog atstumk jį žvilgsniu. Tada tu išėjai į lauką su tuo rankoje. Ir tada jie pradėjo plepėti vis garsiau, garsiau ir taip toliau. Aš vis labiau niršau. Pyktis vis augo ir aš jiems, palikite mane ramybėje. O jie vis, tu ten tas, anas, bla bla bla. Ir kai aš išeidinėjau, jie bėgo iš paskos ir šaukė, tu kvaila, visokius dalykus. Ir tai buvo tiesiog... Ar įėjai šalin? Ne, aš važiavau šalin automobiliu. Gerai. Ir tiesiog važiavau ir buvau tiesiog nuoga, nesvarbu. Ir tiesiog sakiau, palikite mane ramybėje ir tada nuvažiavau. Jis buvo įvažiavime. Taip, važiavau į kelią, į kalną, ten toks kalnas. Važiavau tiesiai tuo kalnų aukštyn. Ar kas nors sėdėjo verandoje? Ne, kiek mačiau, nieko nebuvo. Ten buvo tik Danielius, kažkoks vaikinas, kurio net pažinau. Gerai. Ir mano vyras, kurį buvau mačiusi. Taigi, eidama link savo automobilio, tiesiog apsisukė ir šauna. Ne, aš buvau automobilyje. Ant įvažiavimo. Taip, aš buvau automobilyje ant įvažiavimo, kai išvykau. Aš to nedariau išlikusi iš automobilio ar kaip nors panašiai. Per keleivio pusę ar vairuotojo pusę? Vairuotojo. 2 šūviai. Taip, ir aš visai nežinojau, kad kas nors buvo sužeistas. Gerai. Visiškai. Ar galiu užduoti klausimą? Žinau. Kuria kryptimi jūsų automobilis buvo atsuktas įvažiavime? Į tvarto pusę. Į tvarto pusę. Ir tu iššovei į vairuotojus, nes aš taip padariau, kad išvažiuočiau iš kiemo. Gerai. Šovė prie garažo zonos, į kalną ir į kairę. Tai kur jie buvo per avariją? Ne, ji nebuvo su manimi per avariją. Ji nenorėjo turėti nieko bendro su tuo, kas įvyko. Ji nebuvo išlipusi. Bet ginklas vis dar buvo automobilyje. Bet kai įvyko avarija, manau, kad ginklas išlėkė iš automobilio. Bet jis vis dar buvo ant keleivio vietos grindų. Tai ar tavo uošvė kada nors išlipo ir stojo su jais aiškintis? Ne. Ji liko automobilyje. Ar ji žinojo, kad turėjai ginklą, kai sėdai į automobilį? Taip. Nes ji žinojo, kad Koris man davė ginklą. Nes aš tiesiog, ką jie apie tai pasakė? Nieko. Ar ji turėjo ką nors pasakyti? Ji tiesiog to nepasakė. Po to, kai tu iššovei, kas nutiko? Ką ji pasakė? Ji labai išsigando. Ji rėkė, šaukė, prašė mane išleisti. Išleisti ją. Kur ji dingo? Neturiu jokio supratimo. Kur ją išleidai? Nuo tada su jie nekalbėjau. Gerai, dabar jūs būsite suimtas. Ar suprantate tai? Jūs keliausite į kalėjimą. Tai, ką ji pasakė tardymo kambaryje, nukeliaus su ją į teismą. Prisiekusieji ją pripažino kalta dėl pasikėsinimo nužudyti, 2 sunkaus užpuolimo epizodų ir neteisėto šaunamojo ginklo panaudojimo gyvenamojoje vietoje arba į ją. Praėjus keliems mėnesiams 2026 m. kovo 26 d. Olivija Clendenon sėdėjo Voreno apygardos teismo salėje, kad sužinotų savo likimą. Tačiau pirmiausia atėjo laikas aukai, Danieliui Johnsonui, pasisakyti.
Prieš tą naktį jis buvo tiesiog vaikinas, pakviestas į naujųjų metų vakarėlį. Tačiau dabar jis stovėjo prieš moterį, kuri į jį šovė, beveik jį nužudė. Ir jis ruošėsi jai pasakyti, ką ji iš jo atėmė. Incidento dieną dalyvavau naujųjų metų susibūrime. Buvau pakviestas, sėdėjau verandoje, niekam netrukdydamas. Kaltinamasis bandė šaudyti į kitą žmogų, o aš buvau tas, kuris galiausiai buvo pašautas. Ta akimirka mano gyvenimas pasikeitė dėl priežasčių, kurios neturėjo nieko bendro su manimi. Jūs sakėte, kad po šaudimo jam liko lėtinis skausmas ir net virškinimo problemos. Tada atėjo Klendelono eilė. Aš gerbiu šį teismą ir jo poziciją. Norėčiau tik pasakyti, kad man labai rūpi mano šeima, draugai, verslas ir tie, kurie šiame pasaulyje nuo manęs priklauso. Didžiuojasi tuo poveikiu, kurį padariau savo bendruomeniai ir vaikams, kuriuos treniruoju ir iš esmės auginu juos kartu su jų tėvais. Ir aš ir toliau kai darysiu ateityje. O Danieliu esi labai laiminga, kad po sunkaus laikotarpio jis jaučiasi gerai. Ir aš nuoširdžiai tikiuosi, kad Danielius turės puikią ateitį ir linkiu jam tik pačių geriausių dalykų. Ačiū. Gerai. Teisėjas buvo išklausęs pakankamai. Jis nuteisė Oliviją Clendenon 16–20,5 metų kalėjimo. Tai buvo maksimali bausmė, kurią ji galėjo gauti. Kai ją vedė iš teismo salės, jos advokatas žurnalistams pasakė, kad ji ketina apskųsti nuosprendį. Tai viskas šioje byloje. Pristato Law & Crime, sekite mus YouTube ir Spotify'u. Taip pat transliuojame per Peacock. Aš Krisas Stewartas. Iki kito karto.